Sveiki, mano mėlyjeji. Sekantis įrašas perliukas iš Dievo žodžio. Skaitau pradžios knyga 4 skyrius. Vyras pažino savo žmoną Ievą ir pastojo, ji pagimdė Kainą. Viešpats padedama, gavau berniuką, pasakė ji. Po to ji pagimdė jo brolį Abelį. Abelis tapo aviganiu, o Kainas žemdirbiu. Laikui bėgant Kainas aukojo viešpačiui žemės derliaus atnašą, o Abelis savo ruožtu aukojo savo kaimenės rinktinės pirmienas. Viešpats maloniai pažvelgė į Abelį ir jo atnašą, o į Kaino ir jo atnašą nepažvelgė. Todėl Kainas buvo labai piktas ir prislėptas. Viešpats užkalbino Kainą. Dėl ko tau tai pikta? Kodėl esi toks prislėgtas? Jei gerą darai, argi nebūsi pripažintas, bet jei gerą nedarai, prie durų iš pasalų tykojo nuodėmė. Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti. Ir taip, mano mėlyjeji, sekantis perliukas, istorija, kurią jūs girdėjot iš Biblijos. Du broliai gimsta Adomui ir Ievai ir jie pradeda gyvenimą santykyje su Dievu, kiekvienas taip, kaip jisai mato. Abelis aukoja avinėlį, o Kainas kopūstus, morkas ir ką jam davė derlius. Ir vieno jisai Dievas priima auką, o kito nepriima. Ir čia Kainas supyksta ir pasiekoje nužudo savo brolių. Ir šiandieną mes turim tą brolių karus. Rusija, Ukraina, Palestinos karai ir ką mes matom, kodėl taip. Vėl, ta prasme, tai istorija prasidėjo daugiau negu prieš 6000 metų. Du broliai ir paliepimas yra aiškus, kodėl Dievas patinka avinėlis, bet nepatinka kopūstai. Todėl, kad santykiai su Dievu buvo sugriauti ir atstatyti juos galima tik tais vienu būdu. Tik vienintelis būdas, kuris gali atstatyti tą santykį. Labai sena istorija, daugiau negu apie 6000 metų atgal. Ant kiek jinai aktuali yra šiandien mums. Gali tik pagalvoti, vienas elgiasi taip, kaip jisai nori, turi atitinkamas pasiekmes. Ir kitas elgiasi taip, kaip nori, turi pasiekmes. Vieną Dievas klauso, o kito ne. Ir čia bet kokiose sferose, ką mes bedarytumėm. Ir jeigu aš einu į dieną ir toj dienoj aš neklausiu Dievo, kaip man daryti, ką man veikti, ko man imtis, tada automatiškai laukia pasiekmes. Ir Dievas netgi įspėja Kainą, kada jūs girdėjote tekstą, sako, tu gali ją įveikti, tą savo ego, tu gali nugalėti. Ir mano iššūkis kiekvienam iš jūsų, pabandykit, tiesiog atverskit Bibliją, paskaitykit tą informaciją tenai, kurią jūs atrandat, pabandykit ją gyventi ir jūs pamatysit, tai veikia ar neveikia. Tai labai paprasta. Ir pasiekmes, kada aš statau ant savo proto, ant savo išminties, jos bus atitinkamos. Pasiekmes, kada aš statau tas, kaip ką daro Abelis, jisai aukoja avinėlį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jisai domėjosi, kas patinka Dievui. Jis domėjosi, kas tinka Dievui. Taip ir man reikia truputėlį įdėti pastangų. Tai kągi Dievas iš mūsų nori. Šiandieną mes nekreipiam dėmesio ir turime tuos konfliktus, ką mes matom Palestinoje, ką mes matom mūsų brolių rusų ir ukrainiečių. Kodėl? Todėl, kad mes sprendžiam patys. Aš žinau, kaip tvarkytis reikalus. Ir čia Dievas yra bejėgis, nesako, tu žinai, tvarkykis. Tai šiandieną būtų tiek. Sekantis perliukas.